Sveiki sugrįžę ir dabar svarbiausias epizodas, turbūt kurio ir žiūrovai, ir klausytojai labiausiai laukia, būtent apie kalio ir magnio preparatus, papildymą, gydymo gaires. Tai būtų įdomu sužinoti, kokiais atvejais būtent rekomenduojate skirti kalio ir magnio preparatus, ar yra aiškios indikacijos būtent. Taip, kalio ir magnio preparatai arba jų koncentracijos įvertinimas, tarkim, kasdienė gydytojo praktikoje, nebijoju, kad yra rutininis tyrimas. Nežinau, kaip šeimos gydytojai, pas gydytojo kardiologą kalis, tai turbūt yra privalus mikroelementas, kurį mes turime žinot, kuomet jau aptariam tolimesnę gydymo strategiją su pačiu pacientu. Ir turbūt pasirinkimas priklausytų nuo grinai tokio laboratorinio vertinimo ir mano galva taip pat labai svarbu ir tai klinikiniai parametrai, nes vėlgi savo praktikoje turim pačių pacientų, kurie jau patys diagnozuojasi savo kalio trūkumą, ypatingai moteris, kurios pajaučia permušimus, padidintą arterinį kraujospūdį, dieglių širdis plotį. Tai vienas iš tokių simptomų taip pat gali būti nepakankamo kalio trūkumas. Antra, turbūt mes turėtume žinoti, kad visi mūsų pacientai yra tam tikram nuolatinėme kalio stygiuje, nes šiandieninė turbūt skubantis pasaulis, gausybė smarkiai perdirbto maisto, įvairiausių pusfabrikačių, pusgaminių, didesnis pasirinkimas atima tą galimybę namuose ruošti sveiką organinį maistą arba pacientui per dieną suvartoti reikiamą didžiulį kiekį vaisių ir salotų, kad jis jau taip reiktų per parą jam rekomenduojamus 5 gramus kalio suvartoti. Iš tikrųjų, tai didžiulis iššūkis ir turbūt tam tikrais atvejais, o gal ir didžiumą atveju mes jau turime kalbėti, kad būtina pagalba pacientui pasirinkant kalio preparatus kaip vaistinius preparatus. Kitas turbūt toks iššūkis ir pavojus, kur turėtume skirti dėmesio, kada pas mus ateina pacientas jau sergantis širdies kraujagyslių liga ir mes sakom, kad turbūt šalia viso to jis turėtų pavartoti ir kalio ir magnio preparatus, pacientas dažnai pabrėžia, kad jis juos vartojas. Ir man dažnai ir tai nutinka, kad aš žiūriu, kad tai nesutampa su laboratoriniais kraujo parodymais, tai pacientas sako, taip vartoju kažkokią ten super stiprųjų kalį, anokį kalį, kitokį ir aš turbūt man dingsteli, kad jis vartoja maisto papildus. Ir čia vėlgi yra tokie pavojai, kad jeigu pacientas vartoja maisto papildus, nors pacientui atrodo tai teisinga, bet ir tai maisto papilduose mes nežinom, koks tas yra reikiamas kalio kiekis, kiek tos yra veikliosios medžiagos, kiek jis turi vartoti, kokiomis dozėmis ir čia toks, man atrodo, yra tokia truputį pilkoji zona, kad ir nėra tokio bendro sutarimo. Ir visais atvejais, jeigu mes pacientas serga širdies kraujagyslių liga, turbūt dažniausiai turėtume rekomenduoti vaistinius preparatus, kažkuria viena iš tų kalio druskų, kurio šiandien jau yra galimybė pasirinkti. Ir turbūt subalansuotai kalio preparatų pasirinkimui labai svarbu ir tie įvairūs priedai, kad galbūt tai galėtų būti junginys su magnio preparatu, nes būtent derinyje kalio ir magnio tai dar labiau pasisavinama kalio ir padeda išlaikyti tą reikiamą kalio koncentraciją. Kaip tik ir norėjau paklausti, nes vaistinėse mirgu margu yra tiek kalio, tiek magnio, super ir nesuper visokių pavadinimų, bet norėjusi paklausti būtent apie kalio ir magnio aspartato sudėtinio preparato būtent pranašumus klinikinėje praktikoje. Taip, kalio ir magnio aspartatas tai turbūt viena iš druskų galimybių, kurią šiandien galėtume pasirinkti greta kalio citrato, kalio chlorido turbūt. Kalio ir magnio aspartato derinys ištiks toks, tai yra įdomus klinikinėje praktikoje. Kaip aš minėjau, tai turbūt kalis ir magnis labiausiai besibičiuliaujantis mikroelementai, kurie stabilizuoja vienas kito koncentraciją, nes jeigu mes netkursim magnio koncentracijos organizme, nepavyks išlaikyti ir kalio kiekio. Ir be abejo dar vienas komponentas, kuris labai svarbus su kokia druska, kad kalis būtų įnešamas į ląstelę. Aspartatas tai vienas iš tokia irgi savotiškai unikali druska, kuri priminsiu, kad jos pagrindas yra aspartato aminorūgštis, viena iš labiausiai suvartojamų ir gyvybiškai būtinų aminorūgščių druskų ir būtent jeigu tame derinyje mes turime tokią druską, tai vėlgi dar vienas didžiulis privalumas. Atskirai kaip aspartatas galbūt nėra tiek plačiai ištyrinėtas, kokia dar tos druskos galėtų būti nauda, bet viena iš tų, kad buvo mokslininkai tyrinėjo, kad pasirodo, kad tie pacientai, kurie suvartoja daugiau aspartato rūgšties preparatų arba maisto, kuriame yra gausu aspartato rūgšties, tai pastebėjo, kad vėlgi yra stebima didesnė ištvermė pačiam raumenį. O ištvermė raumenį mums dar vienas būtinas privalumas, kai mes kalbam apie širdies raumenį. Ir vėlgi aš galvoju, kad tos magnio ir kalio aspartato druskos
tai jau atsiranda toks trilypis poveikis, kad mes užtikrinam reikiamą magnio kiekį, užtikrinam reikiamą kalio kiekį ir dar savyje mes turime aspartato rūgšties, tai iš tikrųjų toks didžiulis jau unikalus kardioprotekcinis privalumas. Ir jo labiau ši druska yra vaistinis preparatas, tai mes irgi galėtume lengvai apsiskaičiuoti, kiek pacientų reikia suvartoti tų preparatų, kad galėtume pasiekti tą normokalemiją ir normomagneziemiją. Tai kalbant apie tuos būtent tipinius pacientus, kaip jie turėtų atrodyti, kad naudotų šitą sudėtinį vaistinį preparatą, nes tai nėra jau maisto papildas. Tai nėra maisto papildas, taip. Iš tikrųjų, jeigu mes kalbam apie tokį iš pažiūros sveiką pacientą, kuris pas mus kreipiasi, tarkim, rekomendacijos dėl gyvensenos būdo korekcijų, gal maisto papildas tais atvejais ir jis gali būti vienas iš pasirinkimų. Bet trūkumas tas, kad maisto papildas neretai yra brangesnis arba kainuoja panašiai kaip ir vaistinis preparatas. Tačiau, kai mes kalbam apie pacientas, kuris pas mus atvyksta, tarkim, jau tos raudonos vėliavėlės, kada galėtume pagalvoti apie kalio stygį organizme, tai galėtų būti pacientas sergantis arterinė hipertenzija ir vartojantis sudėtinį derinį. Pacientas aktyviai sportuojantis, pacientai esantis aplamai gyvenime labai aktyvus ir galbūt nulemintis, kad jis daugiau turim renkantis ultra perdirbtą maistą, aktyviai dirbantis pacientas, tai vėlgi toks pacientas, kuris jau tikėtinai jau turės tą nepakankamą kalio kiekį organizme. Ir jam būtina ta įvertinimas ir atitinkamas substitucija, rekomenduojant vaistinius preparatus. Ir kita kategorija jau tie sergantieji organinė širdies kraujagyslių liga, ar tai minėtas pacientas sergantis išeminė širdies liga, širdies nepakankamumu, įvairiomis aritmijomis, prieširdžių virpėjimu, jau čia tas nuolatinis kalio ir magnio koncentracijos sekimas jau yra privalumas. Tik tai užtikrinant reikiamą kalio ir magnio koncentraciją kraujyje, mes jau galim konstruoti kitą gydymą, kad jam išlaikyti tą stabilią būklę, išlaikyti, kad jam nesikartoti ritmo sutrikimai. Tai mano galva čia yra be galo svarbu ir taip pat labai svarbu, jeigu laboratorinėse tyrimuose mes matome, kad kalio koncentracija yra sumažėjusi 1 milimoliu litre, tai turbūt tos mūsų rekomendacijos maistu kompensuoti kalio nebus nepakankamas ir tais atvejais mes jau galėtume rekomenduoti geriamuosius vaistinius preparatus. Ir kita vertus, neretai pacientai klausia, ar nėra pavojus jos perdozuoti. Mes vėlgi sakome, jeigu pacientų inkstų funkcija yra gera, paprastai organizmas vartojant terapinėmis dozėmis, organizmas subalansuoja ir tą perteklinį kalio kiekis pašalina. Tai labai gerai užsiminėte apie dozes. Ar ne, turim pacientą, kuriam vartoti, turim preparatą. Dabar labai yra svarbu, kokiu laikotarpiu, kiek laiko reikėtų vartoti preparatą. Be abejo, kai mes įsigijom preparatą, turbūt turėtume pažiūrėti, kokia yra tos veikliosios kalio ir magnio kiekis toje vaistinėje tabletėje. Vienur galbūt pakanka vartoti 1 kartą per dieną, nes yra didesnė koncentracija. Kitur, tarkim, kaip pavyzdžiui, kalio magnio aspartatas, jis vartojamas po kelias tabletės keletą kartų dienoje, priklausomai nuo dozės. Ir galbūt vėlgi čia gali būti tas didesnis privalumas, nes lėtai įnešamas kalio ir magnio veikliosios medžiagos, jos taip lėtai papildo mūsų tą depo ir atstato tą trūkstamą kalio kiekį, labiau išlaiko kalio ir magnio koncentraciją organizme ir vėlgi tas toks nuolatinis vartojimas kelis kartus per dieną galbūt vienas iš to privalumų, kada jis lėtai ir stabiliai bus atstatomas ir atkuriamas išsekusios kalio kiekio rezervai ir pacientas galbūt vėlgi taip prisimins, kad šiame skubiame pasaulyje taip pat jis turėtų kiek stabtelti ir esant galimybei namuose gamintis maistą ir vartoti kuo daugiau vaisių, daržovių ir ypatingai šio vasaros ir būsimojo rudens laikotarpiu turėsim kaip niekad didelės galimybės. Dar natūraliai kyla klausimas, jeigu dažniausiai tie pacientai jau vartoja daug vaistų, antihipertenzinių ir kitų, tai kada būtent į kokį tarpą reikia įtarpuoti šias, gal galima kartu su preparatais vartoti? Taip, turbūt kalio magnio preparatai atskiros rekomendacijos, kaip juos vartoti, kada optimaliausia vartoti neturi. Pacientui aplamai viskas turbūt orientuota, kad jam būtų patogu, tai išvalgiai šiuo atveju, jeigu pacientas vartoja antihipertenzinius vaistus, vartoja, tarkim, diuretikus dėl širdies nepakankamų ar kitos patologijos, jis kalio preparatus gali išgerti lygiai greta, nes organizmas pasisavins, į kraują jas absorbuosis ir didelio išskirtinumo, turbūt vartojant kalio magnio preparatus, čia mes neturime ko pateikti. Tada dar kyla klausimas, kada reikėtų vertinti efektą būtent šitų preparatų, po kiek laiko? Taip, priklausomai nuo druskos turbūt, bet mes pacientui vis laik sakome ir tokia paprasta rekomendacija, kad suvartokite 1 pakuotę
Ir tada po kurio laiko mes galim vėlgi patiktinti, arba dings tie klinikiniai požymiai nusiskundimai, kurios vargino, arba, tarkim, su sekančio kraujo tyrimo mes galime vertinti kalio ir magnio koncentraciją kraujyje. Tai nėra, ar ne, kad po mėnesio, po 2 mėnesių, po pusės metų? Ne, turbūt to nėra, nes gal ir nenorėtume primesti tos prievolės, kad rekomendacinės, kad tą būtina atlikti. Puikiai suprantam, kad, tarkim, ambulatoriniai praktikoje tas kalio ir magnio tyrimas vis tiek jis kainuoja, kad neretai ir galbūt nėra taip gydytojai paprasta dažnai rekomenduoti atlikti tos biocheminius kraujo tyrimus. Tačiau galbūt dažnesnė prievolė būtų tais atvejais, jeigu jau pacientas tikrai turi organinę širdies ligą, jis vartoja kilpinius diuretikus, yra sunkiai kontroliuojama arterinė hipertenzija, vartojant sudėtinius derinius, kurių sudėtyje yra tiazidinis diuretikas, galbūt jis vartoja diuretikus tam tikros hipervolemijos korekcijai. Tai tais atvejais turbūt bent vieną kartą per mėnesį pavartojus laboratoriniai tyrimai, įskaitant tuos biocheminius kalio magnio tyrimus, kol stabilizuosis klinikinė situacija, jie būtų rekomenduojami. Ir aš taip iš klinikinės praktikos, kad pacientas pats linkęs investuoti laboratorijose, atsilikti tyrimus, nes žinant, kokios yra tos realios elektrolito vertės, jam yra ramiau. Ir be abejo, gydytojai tada yra ramiau. Bet turbūt pagrindinė rekomendacija pasitikėti specialistu ir jo rekomendacija. Be abejo, turbūt yra pagrindinis tai yra dalykas laikytis gydytojo teikiamų rekomendacijų, jas įsiklausyti. Labai svarbu laikytis vaistų vartojimo, drausmingumo ir režimo, nes čia turbūt yra pamatiniai dalykai ir visuomet pacientui, nes ypatingai, kai kalbam apie širdies kraujagyslių ligas, turėtume suprasti, kad tai yra lėtinė liga. Tai yra būtent pacientų ir jo šeimos įsitraukimas į ligos valdymą yra be galo svarbus. Ir tai nėra, kad gydytojas paskiria tam tikrus vaistus, tabletes ir mano būklė stabilizuosis. Deja, kai jau pacientui diagnozuojama širdies kraujagyslių liga, laukia ilga gyvenimo kelionė, ne tik jo paties ir šeimos, prižiūrint be abejo šeimos gydytojai ir gydytojai specialistai. Tai šių 4 epizodų metu aptarėme tikrai nemažai. Norėtųsi profesoriaus paprašyti gal vieną sakinį apibendrinti šitą visą temą ir atsisveikinsim tada su žiūrovais ir klausytojais. Be abejo, pranešimuose mes sakom, kokia galėtų būti ta pagrindinė žinutė namus. Nepamirškime, kad pacientai iš pažiūros sveikiems pacientams, kurie galvoja, kad aš neturiu jokios ligos arba jau sergantiesiems širdies kraujagyslių liga, priminkime, kad vis tik turėtume atsakyti, ar manyje ta reikiama kalio ir magnio koncentracija kaip pamatinių kardioprotekcinių mikroelementų yra pakankama. Antras, šiandieniam skubančiame pasaulyje yra su tais pacientų srautas, kuris atvyksta pas mus, mes vėlgi pastebime, kad dažnai laboratorinėse tyrimuose nustatome pamažintas kalio ir magnio koncentracijas. Ir tai vėlgi yra raudona vėliavėlė rekomendacija, kad jas su maistu, vartojant daugiau žalio, namuose gaminto maisto, tikimybė jas turime kompensuoti. Tačiau jeigu nutinka taip, kad tas skubrus gyvenimas ir lėkimas per kasdieną mus labiau įtraukia, turėtume prisiminti, kad dienos racioną mes turėtume papildyti vaistiniais kalio ir magnio preparatais, nes tai yra be galo svarbu, kad galėtume stabilizuoti mūsų tą širdies kraujagyslių ląstelių homeostazę. Ir tik tai esant jai stabiliai ir esant indikacijoms mes jau galim pradėti skirti medikamentus, kad kiekvienas iš mūsų galėtume sulaukti bent 100 metų. Tai labai norime padėkoti mūsų svečiui, klausytojai. Labai ačiū, kad klausėte visus ir žiūrėjote visus 4 epizodus. Linkime gražios vasaros ir iki pasimatymo.